Pasiūlymų iš tikrųjų gavau labai greitai. Facebook platformoje parašius užklausą, per kelias valandas gavau atsakymą su pasiūlymais. Užklausoje klausiau, ar geriau montuoti ant žeminiai dalyje būtent saulės elektrinę ar ant stogo, nes stogas yra vakarinė pusė, čia pietinė. Pasitarus priėmėm sprendimą, kad vis dėlto geriausia montuoti yra ant stogo, kadangi šlaitas yra žemas ir labai daug vietos yra elektros moduliam. Paprašė dokumentų, kokių reikės, kad galėtų ESO paraišką dėl techninių sąlygų užpildyti. Nusiuntus jam dokumentus, gavau laišką, kas po ko vyks, kokie bus daromi veiksmai, koks grafikas, kada bus atliekami visi darbai. Pačią saulės elektrinę sumontavo per vieną dieną. Kiekvienas žingsnis buvo aptartas iš anksto. Meistrai visada pasiklausė, ar man tai tinka ar netinka, kaip aš norėčiau, ar tikrai inverterį šitoje vietoje kabiname. Jau po sumontavimo projektų koordinatorius vėl ESO pateikė būtent paraišką dėl saulės elektrinės pridavimo. Labai laukiu laiško iš ESO ir prieš 3 dienas jį gavusi, kad sveikiname etapą atgaminančių vartotojų, pati nuėjau ir įsijungiu tą saulės elektrinę, nes prieš tai meistrai pamokino ir leido išjungti ją, kad galėčiau ir mokėčiau įsijungti.